Aš nekalbėsiu apie sausio 13 ir nesureikšminsiu savęs, nei apie savo šeimą, nei apie anūkus ir knygų nedovanosiu. Aš tik noriu pažiūrėti truputį jūsų mokytojų, jeigu čia yra sustabarėjusių, galbūt truputį direktorė. Aš pakalbėsiu jums apie istoriją. Kas yra istorija? Noriu pasakyti, kad tas dalykas, kurio jūs mokotės kaip istorija, jo nėra iš viso. Jo nėra iš viso, nes praktiškai lieka tik tai, ką kažkas tai parašė. Jeigu aš dabar kalbėčiau apie tos įvykius, jūs pagalvotumėte, kad Juršėnas buvo vienoje valstybėje, aš buvau kitoje. Jis kalbėjo likti teisingus žodžius, nuobodžiai teisingus žodžius jų buvo daug. Ir nebuvo tenai tiesos. Nes jeigu aš kalbėčiau, kaip tai buvo iš tiesų, ką turėjo profesorius omeny, kada sakė, kad buvo ruoštasi išduoti, kad viena ponia ruošėsi išduoti Lietuvą ir tai buvo Prunskienė, kuri čia sėdėjo, neprasmego po ją kėdė ir neprasmegs. Jinai jums neraudonuodama galėtų papasakoti, kad išdama yra profesorius. Jinai nebuvo tą naktį, jinai atėjo prie manęs nuo 15:11 iš ryto, aš tenai sėdėjau ir sako, Nijolė, kam jūs tarnaujat? Jau jūsų tas narglėtas profesorius seniai Amerikoje, aš ką tik iš šio kabineto. Nebuvo daugelio žmonių. Ir aš galvoju, kodėl 20 metų mums net neduoda ženkliuko sausio 13, man nereikia medalio ordino. Aš pati labai savo esu pakankama. Ir aš esu tikra, kad neduoda tik todėl, kad niekas nesužinotų, ko tada nebuvo. Mes nebuvom tenai visi. Vienas žmogus iš viso mes skambinam vyrui, su Rasa Juknevičienė, kuria dabar yra karo ministrė, prieš 20 metų, dvi tokias jaunuolės. Ir sakom, paklausykite, jau čia ir negirdit, bombos sprogsta, jau čia viskas blogai. Paklausykit, sako merginos, taigi kažkas gyvas turi likti, ar jūs neišmintingos, kažkas turės atstovauti Seimą, kai jūs tenai ištrėkšite. Ir jie dabar labai viską gražiai pasakoja. Ką aš noriu pasakyti, vat apie tą pačią istoriją. Jeigu istorija būtų mokoma kaip priežasčių pasekmių ryšys, tai būtų nors kokia nors prasmė ją mokytis. Pavyzdžiui, vat paleido Landsbergis, naujai išrinkta aukščiausia taryba, laisva, žmonių valia išrinkta po 2,5 metų. Įsivaizduok, mes pabuvom, konstitucija parašyta, nepriklausomybė paskelbta, sausio 13 atlaikyta ir staiga profesorius sugalvoja, kad mes visi neprofesionalai, štai aš aktorė, Kazys Sajas su Saulium Šaltiniu rašytojas ir iš viso masė tokių širdingų žmonių, bet jie nesausi, neprofesionalai. Ir jisai staiga sugalvoja, kad jau dabar, kada laisva Lietuva, tai reikia naujus rinkimus iki laiko daryti. Ir tada jau žmonės išrinks tuos profesionalesnius ir tada jau jie padės valstybės pamatus, apie kurios Juršėnas pasakė, kad jie kreivi. Ir ne vienas iš mūsų. Pabandykite dabar paleisti Seimą. Pabandykite kokį nors tenai tą šedžių, kuris mergaitės užbalsuos, nes kiekviena nori baimę, manau, aš suprantu. Bet pabandykite juos dabar priversti pasileisti bent mėnesį anksčiau. Mums buvo likę pusę kadencijos. Ir suvokia kukliai, kad mes tikrai esam, kas mes esame, mes galim numirti iš tėvynę. Ir šiandien galiu, bet dirbti, sėdėti, tos įstatymus, 1% mokesčių į tą pusę ir į kitą, tam reikia visai kito išsilavinimo. Ir mes prabalsavom už tai, kad mes pasileidžiam aukščio laiko, tegul būna nauji rinkimai. Ir ką tada padarė tauta? Kada dabar jūsų tėvai, ko gero turite tokių, kurie aiškina, kokia sumauta Lietuva ir ne už tokią jie kovojo, tie, kurie kovojo, niekada šitaip nesako. Taip sako tie, kurie sėdėjo prie teliko ir laukė, į kurią pusę pakryps reikalai. Taip sako tie, kurių 10 000 jedinstvenininkų čia buvo, 10 000 iš visų rajonų. Jie liko čia, jie nemigravo ne vienas į Rusiją. Jie yra jų šeimos nariai. Tai vad, kada jums sako, kad Lietuva kitokia ir ją kažkas sugadino, tauta po 2 metų, tik ką nusimetus Jungą komunistų, vėl išrinko komunistų. Tuos pačius, kurie valdė, Brazauską, kuris valdė Lietuvą, tą patį Juršėną, tie patys, kurie turėjo valdžią, jie po 2 metų atėjo. Tai spėkit iš 3 kartų, ar per 2 metus leisdami tokius didelius įstatymus, kurie apibrėžia, tarkime, aš sakau, kaip konstitucija, dar tokie teoriniai įstatymai. Tai ar buvo spėtos perimti tos struktūros, kurios ir sudaro valstybės gyvenimą, ar kokie nors geležinkeliai, kokie nors prekyba, kokie nors finansai. To niekas nebuvo padaryta. Po pusės metų mes ėjom pačia aukščiausiai tarybai, ėjom apačioj Zita Šličytė, yra tokia fantastiška advokatė iš Klaipėdos, sąjungininkė, radikali moteris. Tais laikais buvo talonai, tu net kelnių be talono nenusipirktum. Tam, kad lygintuvą nusipirktų, turėjai gauti taloną, nebuvo lygiai nieko. Ir štai ką mes matom, eina 2 vyriškiai ir tempia didžiulės dėžes amerikoniškų cigarečių, kurių vienas pakelis, va dabar, kaip dabar, tai kainuotų 40 litrų. Turgui, Talkučkiai buvo toks turgus, vietoj gariūnų. Ir kažkokių neįmanomų gėrimų, kurių iš viso parduotuvėse nebuvo.
Ir ta Zita moteriškė sako, o tai kur jūs čia vyrai neša? Tokias, čia kaip kontrabanda, kažkokias tokias prekes, kur ne? Taigi sako, jūsų parduotuvę. Po pusės metų mūsų darbo. Sako, mes čia turim parduotuvę. Pasirodo, mes čia turėjom parduotuvę. Tai yra tie, kurie dirbo čia iki mūsų, ką dirbo? 2 kartus per metus komunistai sušaukdavo aukščiausią tarybą, jie čia pagerdavo, pavaliavodavo, nes nieko iš tikrųjų nespręsdavo. Išsilaikė netgi tokios struktūros čia, kurie veltui imdavo už 20, o vietoj 40 rublių, už 20 kapeikų imdavo tas cigaretės, va ta viskas. Viskas tas veikia. Mes kūrėm įstatymus, mes galvojom, kaip čia tos KGBistus sutaikyti su žmonėm, kad čia visi atsipalaiduotų, visi džiaugsmingai gyventų. O visas ūkis buvo ir liko per tuos 2 metus rankose tų, kurie jį ir turėjo. Tai va dabar galite savo ir atsakyti į klausimą, kodėl Lietuva tokia. Ir jie paskui sėdėjo 2 kartus iš eilės. Jie privatizavo Lietuvą. Kas kaltas? Be abejonės, kad kalti tie žmonės, kurie tai balsavo. Kada šiandieną sako, kad Lietuva netokia, tai aš noriu, kad nėra užtikrinto gyvenimo. Tai paklausykit, va šiandieną kurat Facebook'e parašiau, nes man jau pykti suėmė nuo tokių kalbų. Kad užtikrintas superinis gyvenimas, kada tau rytoj bus taip kaip vakar ir kaip užvakar, yra kalėjime iki gyvos galvos. Tu visą laiką gausi tą pačią porciją. Pusryčiam, pietum, vakarienį, kol kokie nors žmogaus teisų gynėjai nepagerins tavo raciono. Tu būsi toj pačioj kameroj ir žiūrėsi į tą patį langą. Stabilumas mirtinas, kur yra laisvė, yra rizika. Kada jūs išeisite iš tėvų namų, jūs pamatysite, jūs visi veršitės. O, kaip ir aš. Čia kaip pavarys aš per visą pasaulį. Niekas tenai nelaukia. Tu lieki laisvas, bet ta laisvė kaip brata užgula pečius. Kur susikišta laisvė? Kaip užsidirbti pinigą, kaip nesugyvulėti, nesukiaulėti. Labai norisi pabėgti iš namų. Bet tam pasauliu tu lieki vienas, daryk ką nori, o tu nežinai ką. Laisvė yra visada netikėtumas. Ir kartais nemalonus netikėtumas. Bet laisvė yra galimybė netikėtumą nemalonų pakeisti į malonų. Bet reikia mokytis. Reikia mokytis valdyti valdžią. Ir dėl tos situacijos, kuri dabar yra, va dabar yra, jeigu jūs mokytumėtės istorijos, aš sakau, priežasčių, pasekmių ryšių, o ne kada buvo Žalgiris, kada toks karalius gyveno. Nu, kodėl aš taip kalbu apie istoriją, žinot kodėl? Aš turiu 3 dukras. Viena iš jų, aš nežinau, kaip jinai išlaikė istorijos egzaminą, nesimokė visai, iš viso niekada. Sakau, Saulutė, tai vaikelė, tai kas jūs eisi gatvį šluot, sakė moterų. Aš klausim gatvės, jeigu ką. Tai aš pasakysiu, kaip jinai išlaikė va tą visiškai tupą egzaminą, kuris yra formuluojamas kaip valstybinis baigusiam gimnazijas, kur tu turi atsakyti klausimus, tada iš kelių užbraukti vieną. Žinot kaip? Jinai taip. 87 gal. Klausykit kaip. Mama, 1, 2, 3, 4. Skaičiuoja tas atsakymą. 1, 2, 3, 4. Ta. Nijolė mano vardas. 1, 2, ta. Saulė. Jinai gavo 87. Tai buldogas galėtų gauti. Tai kas šitaip egzaminuoja žmonės? Ką čia moko mąstyti, galvoti? O jeigu jūsų paklaustų, jeigu jūs mokytumėtės apie tai, kodėl, tarkime, įvyko Rusijoje ta revoliucija, kas buvo, kodėl, kas ką padarė ne taip, kodėl buvo tokia Sovietų sąjunga, kodėl, kodėl amerikonai, tarkime, va tokie, aš nežinau, McDonald'sai visi, kodėl kokybė vienoje vietoje kyla, kitoj ne, kodėl mes neturim motivacijos gyventi Europą, neturim motivacijos, turim gerti, seksuoti kaip triušiai, nu ką nors tokio malonumo. Nes nėra motyvo gyventi, nėra gyvenimo prasmės, apie ką. O kodėl turi islamas, kodėl turi musulmonai? Jeigu šitai būtų mokomas istorija, tai būtų iš jos nauda. O dabar, kai jūs paskaitysite Brazausko knygą, tai jūs būsite vienoje istorijoje. Prunskienės, jūs būsite kitoje. Landsbergio, tai jūs iš viso būsite keistoje istorijoje. O aš turbūt ir nerašysiu, kad jau niekam smegenų nesujaukti. Ne, aš nepasaksiu, taip nuvisau anksčiau. Vienu žodžiu, ką aš jums noriu pasakyti, vaikai. Kad gerumo valstybėje tiek, kiek yra gerų žmonių. Dabar visi kalba apie teisingumą, prokurorus, pedofiliją. Teisingumo yra tiek, kiek teisingų žmonių. Tų, kurie nori teisingumo, ne tik, kad su manimi elgtųsi teisingai, kurie patys elgėsi teisingai. Tai yra taip primityvu ir taip paprasta. Bet visi reikalauja teisingumo savo. Nu, bet kitam kažkaip tai vat nebeišeina. Ir kol nepakils bendra žmonių kokybė, bus taip. Aš nežinau, kas perrašys istorijos primityvius vadovėlius, kurie dabar yra. Aš nežinau, kas gale pradės mokyti žmonės gyventi, kad jie, kaip aš, nesikankintų iki 50 metų, kol suvoktų, čia viskas visai kitaip. Visas gyvenimas praeina, kol tu supranti, ką tu čia turi iš viso daryti. Bet patarimas mano toks, neklausykite nieko, galvokite savo galvą. Nes galima turėti įtarimų, kad kiekvienas, kuris kalba, moko, o ypač tas, kuris meiliai čiulba ir ką nors dovanoja,
ko nors jis iš jūsų nori. Arba norės ateityje. Ir jeigu norite gerą gyvenimą namuose, būkite patys geri savo žmonai ir vyrui. Norite geros valstybės, būkite patys geri tai valstybei piliečiai. O dėl tų išvažiavimų, kur čia klausė kažkas iš jūsų, o kodėl išvažiuoju? Jeigu man būtų buvę leista išvažiuoti, kaip aš būčiau išvaręs, kada baigiau mokyklą, manęs net į Lenkiją neišleido, kada sako gyvenimas dabar blogas. Į Lenkiją, nu neleido KGB. Kadangi mes būdavom hipiai, gėlių vaikai, važinėdavom autostopu į Taliną, bitlų dainas dainuodavom, o bernai nešiodavo plaukus ilgus, o mes sijonus. Nu labai atėjau. Nu tai va, tai po to fotografuodavo milicija ir po to ir stot būdavo sunku ir neišleisdavo nieko. Ir važiuokit ir pažiūrėkit, kaip žmonės gyvena, ir pažiūrėkit santykiai kokie. Kaip nėra pagiežos, kaip nėra pavydo. Kaip normaliai tu sėdi kur nors tenai Londono vidury ir prie tavęs prieina visai nepažįstami žmonės, kad pasakyti, kaip tu gerai šiandien atrodai. Šiaip savo. Ir kaip tu pražįsti visas be priežasties, nieks tau nedavė 10 mililitrų, nieko tu nelaimėjai. Nieko, tiesiog žmogiškas normalus santykis sušildė tave. Sušildykit savo sielas įvairiais būdais, kad atneštumėt šilumą čia. Aš esu tikra, kad daugelis, kurie išvažiavo, grįž, mano pačios vaikas studijuoja Londone. Tikrai grįž, kadangi, na, tenai nepasakysi karalieniai, kad jinai netaip valdo. A čia tu bet kam gali išrašyti, ir Kubiliui, ir tam pačiam Viršenui, bet kam, nes čia tavo namai. Galvokit patys. Ir kodėl, bet sakė direktorė, aš atkreipiu dėmesį į jaunus vyrus. Mes esam kompleksuota, pikta. O netgi tai, ką aš kalbėjau čia apie tai ir šiandien norėdavo taip pat. Suprastume. Kokie įvalagiai. Tai mūsų bjaurios savybės. Mes esam kompleksuota tarybinė karta. Ir tada, kada neliks mūsų, tada liksim švari erdvė, o tada turbūt prasidės gyvenimas geras valstybėje. Už tai klausykit, ką suaugę šneka, bet žinokit, kad jie, nu, netobuli, labai netobuli. Mes išaugom labai šliukščiom aplinkybėm, labai blogom sąlygom. Mes gėdinamės patys savęs, mes bijom pasakyti tiesos. 20 metų praėjo. Pirmas sykį profesorius pasakė taip ir taip pusę žodžių. Kadangi tokia išdavystė buvo, kada tas premjeras dingo, Šimėnas, atėjo Prunskienė į vyriausybę ir pasakė, kad Landsbergis liepia būti premjerų vyriausybės. Taigi tai yra baisu iš tikrųjų. Niekas nedrįsta to garsiai pasakyti. Kalbėkite tiesą. Tiesa padarys jūs laisvės. Galbūt kažkam būsit nepatogus, gausit per galvą, bet žinosit, kad galva yra.